Šiandien svarbiausios naujienos atkeliauja iš artimųjų rytų. Čia, kol Iranas puola savo kaimynus, kai kurie iš jų tai numatė iš anksto ir jau pradėjo bendradarbiauti su inovatyviausia Ukrainos gynybos pramonės įmonė. Dabar Jungtiniai Arabų Emyratai pasiruošia investuoti į Ukrainos raketas, kad jos būtų panaudotos ne tik prieš Rusiją, bet ir prieš Iraną ir dar didesniais kiekiais. Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusi Edge Group ketina įsigyti 30% Fire Point Ukrainos kovose patikrintos raketų ir dronų gamintojos akcijų. Siūlomas sandoris, kurio vertė apie 760 milijonų $, padidins bendrą Ukrainos gynybos įmonės vertinimą iki maždaug 2,5 milijardo $. Fire Point gaminanti FP1 ir FP2 bepiločius orlaivius bei Flamingo sparnuotąją raketą vos per 2 metus tapo pirmaujančia Ukrainos gynybos technologijų gamintoja, o dronų gamyba šiuo metu siekia 6,000 per mėnesį. VUTA pateikė paraišką įsigyti beveik trečdalį Fire Point akcijų ir tai įvyko itin svarbiu momentu, prieš pat prasidedant dabartiniam karui su Iranu. Pirmosiomis karo dienomis Emyratai buvo tarp labiausiai nukentėjusių, nes Iranas į juos paleido daugiau nei 1000 dronų ir 200 raketų. Tokio puolimo nuojauta paskatino VUTA pakeisti savo neutralią poziciją Ukrainos atžvilgiu į aktyvų palaikymą jau praėjusių metų gruodį, buvo stiprinami ryšiai ir pradėtas karinis bendradarbiavimas siekiant įgyti vertingų žinių. VUTA nusprendė investuoti į Fire Point ir laukė tinkamo momento, nes įmonė neseniai pasiekė reikiamą gamybos mastą ir beveik visišką nepriklausomybę nuo kritinių komponentų. Fire Point sėkmingai lokalizavo 97% variklių gamybos savo tolimojo nuotolio FP1 ir FP2 dronams, taip pašalindama tiekimo grandinės kliūtis ir sumažindama pažeidžiamumą išorės trikdžiams ar eksporto kontrolės ribojimams. Pasak įmonės atstovės Irinos Terech, 80 iš 82 variklio komponentų dabar gaminami įmonės viduje, apimant visą gamybos ciklą nuo liejimo iki galutinio surinkimo. Mažesni komponentai taip pat gaminami vietoje, todėl duslintuvų gamybos kaina sumažėjo net 80%. Vidutiniškai Ukraina per vieną ataką naudoja nuo 100 iki 150 dronų, o dabartinė gamyba viršija 200 dronų per dieną, tad lokalizavus gamybą ir turint pakankamai lėšų, šį kiekį galima dar padidinti, leidžiant netgi eksportuoti šiuos dronus. FP1 kainuojantis apie 58 000 $, už vienetą, siūlo prieinamą ir efektyvią ginkluotės sistemą, kurios veikimo nuotolis siekia iki 1600 km. Nors Ukraina vis dar priklauso nuo tam tikrų importuojamų elementų kai kurioms savo sistemoms, išplėsta vidaus gamybos bazė žymi reikšmingą žingsnį didesnio technologinio savarankiškumo ir ekonominio potencialo link. Įdomiausias Fire Point arsenalo produktas yra Flamingo sparnuotoji raketa, kurios įmonė pagamina 1-2 vienetus per dieną. Turėdami 30% įmonės akcijų ir tam tikrus susitarimus, VUTA gali gauti apie 10-20 tokių raketų ir 1800 dronų per mėnesį. Taip žymiai padidindami savo gebėjimą ne tik apsiginti nuo tokių priešų kaip Iranas, bet ir vykdyti prevencinius smūgius. Kovose išbandyta su apytikriu 3000 km nuotoliu ir jau sėkmingai panaudota taikant į svarbią Rusijos infrastruktūrą 2000 km atstumu, ši raketa gali pasiekti ir sunaikinti bet kurį taikinį Irane. Oro bazės, vadavietės ir raketų sandėliavimo objektai gali būti lengvai taikomi jos 1150 kg kovinę galvutę, priversdami Irano vadovybę keisti planavimą dėl dar vienos mirtinos grėsmės regione. Didėjant įtampai artimuosiuose rytuose, VUTA galėtų perimti Ukrainos veiklos modelį prieš Rusiją, kad apsaugotų save. Derindami ataką su Ukrainoje sukurtais ir pagamintais dronais bei raketomis, siekdami užlieti Irano oro gynybą, kuri šiuo metu yra silpnesnė nei Rusijos, Emyratai įgytų didelį pranašumą saugant savo piliečius ir infrastruktūrą. Apskritai, aktyvi VUTA pozicija ir pradėtas gynybos pramonės bendradarbiavimas su Ukraina kelia rimtą grėsmę Iranui, nes efektyvių Ukrainos ginklų sistemų įvedimas pakeis jėgų pusiausvyrą artimuosiuose rytuose. Ši svarbi investicija į Ukrainos gynybos pramonės bazę leis VUTA ne tik apsiginti, bet ir užkirsti kelią bei atkeršyti daug geresnę kainą, užuot vien tik gynusis ir švaistant milijonus brangiems perėmėjams, kurie greitai gali išsekti, stabdant ore artėjančias grėsmes. Galiausiai, oficialiai pradedame savo pavasario išpardavimą.
Vos nuo $4.99 gausite prieigą prie necenzūruotos kovos medžiagos, kurią naudojame kiekvienoje ataskaitoje, taip pat prie visų svarbiausių įvykių analizių, kurios gerokai pranoksta tai, ką galime įtraukti į trumpus kasdienius vaizdo įrašus. 3. Atrakinsite mūsų Timeline Builder įrankį, 1A pasaulyje dirbtiniu intelektu paremtą sistemą, sukurtą realiu laiku susieti naujienų taškus. 4. Ir svarbiausia, gausite prieigą prie mūsų pažangių naujienų analizės įrankių, kurie suteiks išsame įžvalgą apie naujienų ciklą, detalę istorijų nuotaikų analizę ir tendencijų stebėjimą, kad atskleistumėte svarbiausias temas ir įvykius. Ir galiausiai, bet nemažiau svarbu, gausite prieigą prie visų mūsų išskirtinių strateginių atnaujinimų apie karą Ukrainoje. Jei norėjote paremti mūsų veiklą, bet dar neturėjote progos, dabar yra puikus metas prisijungti ir iš tikrųjų prisidėti. Tad spauskite nuorodą aprašyme ir tapkite išskirtiniu mūsų bendruomenės nariu. Nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie prisijungė, jūsų palaikymas mums reiškia labai daug.